Pagaliau penktadienis, sakome pavargę, išsunkti, išsiilgę poilsio. Dar tik penktadienis. Galime tarti su energija, smalsumu ir įsitraukimu. Bet kaip tai įmanoma? Ar mūsų energija iš tikrųjų veikia vien mintis apie tai, kokia šiandien diena? Psichologai iš Toronto universiteto atliko eksperimentą, kuris parodė, kad mūsų savijautą lemia ne faktinė savaitės diena, o pasirodo mūsų lūkesčiai jai. Tie, kurie manė, kad šiandien antradienis, jautė daugiau energijos ir buvo produktyvesni nei tie, kurie galvojo, kad penktadienis, nors iš tiesų tai buvo ta pati diena. Kitaip tariant, mūsų savijauta lemia ne savaitės diena, o tai, ką su ją siejame. Jei penktadienį laikome finišu, natūraliai pereiname į laukimo ir išsekimo režimą. Jei penktadienį matome kaip dar vieną progą veikti, kūnas seka paskui mintį ir energijos daugiau. Tai yra tas pats kaip akiniai. Jei užsidedame nuo saulės tamsius, viskas atrodo visai kitaip. Jei skaidrius, matome daug šviesiau. Kaip šiandien galėtum pakeisti savo dienos interpretaciją, kad jaustumėsi energingiau? Pasidalink su draugu kolega, kuris šiandien laukia savaitgalio. Gal bus tai mintis, kurios taip jisai laukia. Ačiū, kad žiūrėjai.